Iš praeities staiga prisiminimai seniai išplauks ir prieš akis ilgai šlamės klevai toj rudenio alėjoj švies mokykla sena. Ką reiškia? Tai reiškia mano visą gyvenimą. Aš pradėjau darbą Salomėjos Nėries, buvo tada vidurinė, o nuo 1969 metų jin tapo 8-metė, vidurinė persikėlė į naujas patalpas. Na ir aš buvau paskirta pavaduotoja, išdirbau 16 metų pavaduotoja iki išėjimo į pensiją. Tai galima sakyti, kad šioj mokykloje šiam pastate prabėgo visas mano darbinis gyvenimas. Visas. Juolab, kad tai buvo 2 pamainos dar, žinot, nuo 69 netilpo mokinių buvo kažkas netoli 900, įsivaizduojat, 8-metį. Tai buvo 2 pamainos. Klasėje atrodys taip, kaip buvę, seni suolailė, juoda lenta ir sakinys, lyg užrašytas vakar su ta pačia grama. Pirmiausia, kad atvykau į šią mokyklą 72 metais sužalėjo aplinka ta žaluma. Kadangi aš kaimo mokykloje dirbau, ten irgi labai buvo gražu aplinkoj. Atrodė iš pirmos dienos, aš čia nesvetima. Ir vis tik išdirbau aš čia kaimo sklypuose savo gyvenimu 40 metų, kurie prabėgo labai nejučia. Sena baltais langais, o klasėje atrodys taip, kaip buvę, seniai suolai. Ta 10 metų, kaip pačius savo šviesiausius ir gražiausius metus, kada tikrai visos vertybės tavo buvo sudėtos tau, visi pamatiniai dalykai, jeigu kalbam pavyzdžiui apie pamokas, apie žinias, tikrai mes gavom labai gerus pagrindus. Nesvarbu, kiek po metų būtum baigimo, tau visą laiką yra malonu sugrįžti, tau visą laiką yra malonu susitikti mokytojus, tu visą laiką įvertini, ką tu esi gavęs. Tik kaip surast kažkur tarp vadovėlių tas klasės nuotraukas labai senas. Ir nors sekundė, kad išplauktų vėliai, lyg iš miglos man tavo šypsena. O klasėje atrodys taip, kaip buvę, seni suolailė, juoda lenta ir sakinys, lyg užrašytas vakar su ta pačia gramatinė klaida. O klasėje atrodys taip, kaip buvę, seni suolailė, juoda lenta ir sakinys, lyg užrašytas vakar su ta pačia gramatinė klaida. Su ta pačia klaida ir sakinys, lyg užrašytas vakar